Kasos aparato įjungimas. Spaudžiame klavišą. Sekanti operacija. Tarnybinė X ataskaita. Patikrinti kasos aparato stovį. Ekrane meniu. Spaudžiam klavišą 2 ir total. Ataskaitoje nuliukai, patikriname datą, laiką. Sekanti operacija – kasos likučio įvedimas. Ekrane meniu. Spaudžiame klavišą 1. Įvedame kasos likutį, pavyzdžiui, 50 litų. Ir spaudžiame klavišą procentai plius. Po to pasirinkame valiutos tipą. Litais total, 0 eurais, 1 avansas. Spaudžiame klavišą litais total. Sekanti operacija – kasos aparato paruošimas darbui. Ekrane meniu. Spaudžiame klavišą 1. Pardavimų registravimas. Prekės kaina 15 litų. DP1 prekė. Paslaugos kaina 10 litų. DP2 paslauga. Viso mokėti. Klavišas STL. Surenkame pirkėjo duodamą sumą 50 litų ir spaudžiame klavišą total. Atsiskaitimas mokėjimo kortele. Surenkame paslaugos arba prekės kainą 25 litai. DP1. Klientas pageidauja atsiskaityti kortelę. Imame kortelę, įdedame į bankinį terminalą, surenkame sumą, klientas surenka kodą, išėjus čekiui, grįžtame prie kasos aparato ir spaudžiame klavišą P2. Atsiskaitimas kortelė. Anuliavimas nepaspaudus klavišo kasa. Prekės kaina DP1. Jeigu klientas neturi pakankamai pinigų arba jo kortelė negalima aptarnauti, galima įvykdyti anuliavimą. Tuo atveju spaudžiame klavišą VD. Pasitikrinama suma, uždaromas čekis. Jei norime anuliuoti visą čekį, veiksmų seka sekanti. Prekė 25 DP1, prekė 36 litai DP1, viso mokėti. Jeigu klientas neturi pinigų arba kortelė neaptarnaujama, čekio panaikinimo veiksmai sekantis. Rodiklė VD, dar kartą rodiklė VD ir viską panaikinti. Total. Tai yra pagrindiniai mūsų veiksmai dirbant su kasos aparatu. Dienos pabaigoje yra atliekami sekantis veiksmai. Grįžtame į meniu ir patikriname, kiek yra kasoje pinigų, koks yra kasos stovis. Spaudžiam klavišą total.
2, spaudžiam klavišą 2 ir total. Ta, nei vienos ataskaitos. Patikriname, kiek yra pinigų ir vykdome inkasavimo pinigų išėmimo operaciją. Jeigu mes inkasuosime 50 litų. Grįžtame į meniu, vienetas, surenkame inkasuojamą sumą 50 litų, klavišas procentai minus ir pasirenkam valiutos tipą. Litais total. Darbo dienos pabaigoje taip pat atliekama pagrindinė dienos ataskaita Z. Ekrane meniu ir iš eilės spaudžiame klavišus 3 ir total. Pauzė ir aparatas atspausdino Z ataskaitą. Keletą papildomų veiksmų atliekant kasos aparatu. Kelių vienodų prekių pirkimas. Pavyzdžiui, 5. Įvedame kiekį 5. Dauginam, spaudžiame klavišą. Spaudžiame daugybos klavišą. Įvedame prekės ar paslaugos kainą, pavyzdžiui, 15 litų ir spaudžiam klavišą DP1. Svorio įvedimas. Pavyzdžiui, kilogramas 250 gramų. Įvedame svorį 1,250, dauginame iš prekės kilogramo kainos 15 litų. Ir klavišas DP1. Viso mokėti. Įvedame pirkėjo duodamą sumą ir kasa. Kvito grąžinimas. Kvito grąžinimas atliekamas pageidaujant pirkėjui ir grąžinant prekę. Grąžinimas galimas, jeigu yra pakankamai kasoje pinigų. Grąžinimui turi būti pateiktas originalus prekės pardavimo čekis. Grąžinimas atliekamas sekančiai. Ekrane meniu spaudžiam klavišą 1. Po to spaudžiame klavišą rodiklį VD. Patvirtiname, kad atliekame grąžinimą. Spaudžiam klavišą total. Ekrane pasirodo R raidė. Surenkama grąžintinos prekės kaina 100 litų ir skyrių, kuriame buvo prekė DP1. Tos spaudžiame klavišą total. Originalų pardavimo ir prekės grąžinimo kvitą išsaugome ir parašome grąžinimo aktą, kuris yra neatskiriama kasos operacijų žurnalo dalis. Juostelės keitimo įdėjimo funkcija. Kasos aparatų juostelė keičiama sekančiai. Atidaromos dangtelis. Išimamas juostos likutis. Imama nauja juosta. Įdedama į aparato lizdą ir uždaromas dangtelis. Kasos juosta turi eiti iš apačios.
Padarome X ataskaitą, pasitikriname, ar kokybiškas popierius. Ekrane meniu 2 ir total. Juosta įdėta teisingai. Kasos aparato išjungimas. Ekrane meniu ir spaudžiam klavišą 0.